Saliam. Ne per šilčiausia naktis. Apie minusą. Gal -2 buvo. O gal net ir šalčiau, nežinau. Po tiltu atsikėliau. Pamiegojau taip gerai iki 9 net. Nežinau, kiek dabar iki to Herat miesto liko. Bet bandysiu pasiekti. Saulutė šviečia, bet tai kas? +2 dabar. Visi su manim sveikinas, aš su visais sveikinas. Važiuoklė labai galinė barška. Atsidaręs langą girdžiu dabar. Tik. Saliam. Šypsosi žmonės. Va taip. Afganistanas pasitinka mane. Sustojau Bakūžį apžiūrėt. Įdomu pasidarė čia. Tikėtina, nieks negyvena. Bet vat namas toks, kur žmonės gyvena. Išplanavimą pažiūrėsim. Čia tikėtina puodą paliko. Kažkas tai sudegė viskas. Mat tarp tokio namo gyvena žmonės. Šaltoka viduje. Čia pakankamai didelis namas, sugriuvęs. Čia namas tikriausiai gyvenamas, matau saulės bateriją. Tai elektrą gauna iš saulės baterijos. Žmonės vat ant stogo kamino tvarko. Na taip ir gyvena kaimo gyvenimas. Saliam. Kitoje pusėje tai viskas sugriuvę. Man kartais irgi toks klausimas kyla, kaip tie namai atlaiko lietų, viską. Moliniai namai. Kaip jie atlaiko lietų. Šitie tikriausiai ir neatlaikė vidus. Mažoka vietos. Įdomus nameliai. Kur žmonės vat gyvena. Herat rašo 80 km. Aš galvojau, kad čia visai šalia jau esu atvažiavęs. 80 km. Sakė valanda kelio. Ne velnio čia ne valanda kelio. Važiuojam. Kuro turiu iš Irano daugiau nei pusę bako. Mačiau ant kelio pardavinėja kaip limonadą. Bet pinigų neturiu, SIM kortelės neturiu, nieko neturiu šiuo metu. Tai todėl ir norisi tą Herat miestą pasiekti. Ir pasiruošti kelioniai per Afganistaną. Kiek įtruks, kaip truks, neįsivaizduoju. Nesuku galvos. Kelias tai tragiškas. Kiek mačiau automobilių keičiant padangas. Nenorėčiau aš keisti padangas Afganistane. Vairavimas čia toks.
Tai yra savotiška pramoga, pasakysiu. Tai yra tikrai savotiška pramoga vairavimas. Sveiki, Afganistanas. Sveikinos po šiek tiek poilsio iš viešbučio kambario ir įsirašiau į miestą. Tai mes atvykom į Heirat miestą ir vienas irgi toks iš didesnių miestų, atvažiavus nuo sienos su Iranu. Ir jau pradžioje matėsi nemažai chaoso, bet patikėkit, iki viešbučio, kol aš jį radau ir SIM kortelę susiradau, tai tiek prisižiūrėjau vaizdų ir ant kiek pilnas miestas, tai galvoju, kad laikas eit ir ekskursiją bendrakeleiviams pravest. Kaip man sunku su kainom, kad jūs žinotumėt, Afganistane viskas tiek brangu po Irano, kad net ir šis viešbučio kambarys 25 eurai. Jūs galvosite, tai 25 eurai, ne 100 eurų, bet aš Irane mokėjau mažiau nei 10 eurų ir jaučiuos tikrai atvykęs į ženkliai brangesnę šalį ir patikėkit manim, pamatysit daugiau kainų. Viešbutis tai toks, kaip visada, dušas toks, bet labai prajuokino tualetas. Čia va taip sugalvojo į tą pusę pastatyti ir žiūri į sieną. Vaizdas į tvorą, tvoros čia aukštos, pamatysit apsaugą viešbučio. Nežinau, kodėl čia tokia apsauga. Daugiabutį stato, ar čia gal irgi viešbutis bus? Tai paliekam viešbutį. Turistų čia praktiškai nėra. Aš vienas toks klajojantis. Nežinau, kiek Afganistanas yra turistinė šalis. Kiek čia žmonių atkeliauja. Einam įsiregistruot. Atgavau šiek tiek energijos, reikėjo poilsio. Nors koks tas poilsis, kai tiek darbo daug po Irano. Pažiūrėkit, kokios storumo sienos. Vartai. Čia irgi vartai. Kodėl jie čia užsitvėrė? Čia irgi vartai. Čia patikrinimas. Saliam. Pažiūrėkit. Grotos. Būsi, kad saugiai stovi. Paprašiau, kad šiek tiek palikt parkingę dar kelias valandas, nes aš jau nebeapsistosiu šiame viešbutyje. Thank you so much. Sveiki atvykę į Afganistano gatves. Gyvenimas čia verda. Labai iš tikrųjų gerai galiu jaustis, nes kaip ir galiu filmuoti viską. Irane tai žinau, su tais filmavimais tai nežinai, čia gerai ar blogai, kad nufilmuosi. Čia, man atrodo, nelabai kas ima per daug į galvą apie filmavimus. Tai eini tiesiog ir filmuoji, ką nori. O dabar einu giliau šiek tiek į centrą. Kedus pardavinėja. Bet kol kas nereikia. Sako, Afganistane moterų beveik nėra. Aš jums faktus pateiksiu. Yra. Aš visada tiesą rodau bendrakeleiviams. Saliam. Saliam. Gatvės barbecue. Kvapas toks įdomokas. O čia kiek iešmų. O kiek žmonių čia? Labai Afganistane dolar. Labai Afganistane irgi žiūri į dolerius, į dolerių kokybę, kad labai svarbu, doleris labai svarbu. Ginklai irgi norma, stovi apsauga. Ir čia nežinau, čia yra ofisiukai, kur galima pinigų pasikeisti. Ir čia labai daug tų ofisų, žiūrėkit. Čia gal ne tik, kur galima pinigų pasikeisti. Čia tokie kaip ir biurai, man reiktų pinigų pasikeisti.
Čiupo mane. Sakiau, kad kaip ir galima filmuoti, bet dabar per raciją sako kažką. Okay. Okay. Salam. How are you? You Salam. have to, is a boss a soldier. He have job you go to the boss and Boss? visit him. Yes, go. Come on. Let's go. Einam kažkur, nežinau kur. Salam. Thank you. Salam. Good. What? Thank you. Yes. Hey, salam. How are you? Fine. Yeah, nice to meet you. Salam, nice to meet you. Thank you. I'm good, thank you. Nice to meet you too. Oh, this is tea. Tea. Oh, tea? Okay. Thank you. Thank you very much. Salam. How are you? Thank you. I'm good, thank you. Where are you from? Lithuania. Lithuania. I'm glad you've come to Afghanistan. Thank you. Thank you so much. I'm really happy to come to Afghanistan because it's interesting country, if you ask me. خیلی ممنون. واقعا خوشحالم که به افغانستان اومدم چون کشوری جالبه اگه بخوای. It's really wonderful to see you and I'm happy to help in any way I can. Just let me know if there's anything I can do for you, God willing. Thank you so much. I'm really appreciate your help and it's really nice from you and from people who are here. So thank you so much to everyone. خیلی ممنون. واقعا از کمک شما سپاسگزارم و این واقعا لطف شما و مردم اینجاست. پس خیلی ممنون از همه. تشکر خیر بینیم ما هم خوشحال شدیم کدوم کاری خدمتمون در خدمتیم خیر و عافیت باشید Thank you so much. I'm really happy and I'm at your service for anything you need. Just let me know. Thank you. Thank you so much. Say hi to Lithuania. Lithuania. Afghanistan. Welcome to Afghanistan. Aš jau galvojau, kad kažką prisidirbau ten, kad mane taip greit čiupo. Bet mane arbata pavaišino, padėjo pinigų įsikeisti. Siūlė pagalbą, siūlė maisto, ko man tik nesiūlė. Ir sako, užsirašyk numerį, jeigu reikės pagalbos, ar kažkas nutiks, skambink. Tai va tokios pirmos minutės išėjus į miestą. Eismas, pasakysiu, Afganistane labai sudėtingas. Labai daug automobilių važiuoja su busiku, kol iki viešbučio davažiavau, tai čia labai užtruko. Dabar neatrodo pilna, kiek buvo, kol važiavau su busiku. Bet pamatysit mano kančias. Toyotų labai daug čia. Būklė automobilių irgi labai gera. Bet kažkaip nevažiuoja ant kojų čia. Vat visiškai sau ramiai praeinu. Kas sakė, kad moterų nėra? Vaikšto moteriškės. Bananai. Čia žmogus žaidžia? Salam. Oh, I thought you gaming. Counter-Strike, no? Atrodo kaip gamina. Ausinės susidėjęs. Datulės. Tai Afganistanas žinomas iš tokios pusės, kaip vėlgi, kalbant karo tematiką, irgi turėjo tų konfliktų. Buvo, pavyzdžiui, 90 metais ir sovietų invazija, po to susikūrė Talibanas, atėjo valdžia 2001 ir Amerikoje įvyko rugsėjo 11 įvykiai. Tai amerikiečiai ieškojo kaltininkų Osamas bin Ladeno, kuris slėpėsi šalyje ir atvažiavo ieškot, daryti tvarką į Afganistaną. Tai nuvertė valdžią Talibano ir čia karaliavo pakankamai ilgai, apie 20 metų ir 21-aisiais, visai pakankamai neseniai, susirinko savo žaislus ir išvyko iš Afganistano, taip palikdami šalį ir sugrįžo Talibanas į valdžią. Ir dabar valdžia yra jau virš 5 metų. Tai pasižiūrėsim, kaip čia gyvenimas prie Talibano valdžios. Kur einu, tai čia ramybės nerasi.
triukšmas, pipsėjimai. Kaip keista iš tikrųjų išvykus iš Irano, kur irgi atvykus pasirodė pakankamai tokia pilna šalis, atvykti į dar didesnį tokį chaosėlį, triukšmą, bet po Irano jau tokį kaip ir imunitetą turiu triukšmui, tai viskas gerai. Pardavinėja čia vat, elektronikas, televizorius, ko čia tik nėra pirkt, pasakysiu. Aš jau pradedu manyti, kad kelionėje taps tradicija apsikirpt kiekvienoje šalyje, kiekvienoje šalyje apsikirpt. Jeigu va taip dabar einant pamatyčiau kerpančius vyrukus, tai va taip ir tiesiog nueičiau. Šiek tiek į ramesnę gatvelę nuėjau, pasižiūrėsim. Lygintuvus čia pardavinėja. Viską, ko tik nepardavinėja, saliam. Mopedą perka. You buying? You buying? This is very good. No good. No good? Yeah. Why no good? It's good. No? Brr. 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 Ten gal pirkėjas buvo. Žiūri. Sako, nieko gero, ką tu čia sapoliai nesąmonės. Tuktukų kiek daug Afganistane. Bet einu į mane važiuoja motociklas, bet aš tiek dabar po pasisėdėjimo su Afganistano vietiniais pasitikėjimo įgavau, kad žinau, kad tikrai mane nevažiuos su parpliu. Granatai, bananai. Įdomu, kokia bananų kaina gatvėje. Norėčiau visai paragauti. Salam, what's the price? Price. Howdon. Afghani. 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 Do you know what's the price? Just all of this? Oh, yes. Oh, okay. 50. 50 Afghanis. Vat svarstyklės, rankinės. 0,5 kilogramų bananų, labai gerai, žinosim kiek. Padarysiu iki pusę. Lithuania. Lithuania. Welcome to my city. Thank you. Where is bazaar? Go. Bazaar. Yes. It's bazaar here, all of it? This is bazaar? Palace. Street Lilami. Street Lilami. The street. Okay. Tie pinigai kokie susidėvėję. Thank you so much. I'm really thank you. Thank you for your help. Thank you. Have a good day. Thank you. Have a good day. Thank you. Banana. Banana? I will give banana. Prašė pinigų, daviau bananą. Nu vis geriau. Vis geriau negu nieko. Čia pilis kažkokia. Aš žiūriu į pilį. Pačioj nepatogiausiai vietai. Nes čia toks eismas. Tuktukas. Neužvažiuok ant kojos. Čia nesibaigiantis turgai. Stiklinės pardavinėja, šluotas. Kaip įdomu, aš pasakysiu vaikščiot. Aš neturėjau tokios patirties Irane vaikščiot. Net iš mano veido matosi, kiek įdomu. Oboliukai važiuoja, va. Nesvarbu, ką bedaryčiau, vaikščiočiau kaip kvailas, neturistas, žmonės tiesiog šypsosi. Kas čia per pilis? Lankytina vieta tikriausiai. Kiek moterų jau bendra keleiviai suskaičiavot? 0,5 kilogramo bananų 65. Seliau. 0,5 kilogramo 65 euro centai. Tai kilogramas euras 30. Išvažiuoju iš Afganistano. Per brangus bananai man. Ir pasakysiu, Afganistane tikrai labai didelės kainos. Ir žinau dėl ko priežastis kokia? Nes Afganistanas neturi nieko eksportuoti. Man vietiniai sakė, kad kodėl brangu, mes viską importuojam. Mes viską importuojam. Už viešbutį sumokėjau 25 eurus nakčiai. Už SIM kortelę sumokėjau 20 eurų telefono, 20 gigabaitų. Už pizzą sumokėjau 7 eurus kaip ilsėjaus viešbutį. O pizza tokia miniatiūrinė buvo, gaila nuotraukas neturiu. Tai nežinau, kiek man čia pinigų reikės. Atrodo, kad jau išleidau beveik $100. Nu tai mažiau nei 100 eurų. Brangoka. Mūsų ekonomika, bananai, dizelis.
Kas dar? Ir viskas? 2 rodikliai šalies ekonomikai vertins. Salam. Banana? Banana. 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 Yeah, banana. 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 Thank you. Thank you. Ah! Repirmo. Ok? Ok. Thank you. Angliškai moka vaikinukai. Nepykit bendrakeleiviai su vietiniais dalino šį kartą bananus. Banana? Oh, coconut. Coconut. Can I try one? It's okay? It's okay? Su kokosais datulės. Very good. Afghanistan, vo. Afghanistan, vo. Thank you. Vienas bananas liko. Kokio skanumo? Kokio skanumo bananas? Vienas geriausių bananų, atsiprašau, Iranas. Net vietiniai žiūri, kas man darosi. Dabar gailiuosi truputį, kad padalinau tų bananų. Nusipirkčiau. Jeigu bananas būtų kepinys, tai sakyčiau, ką tik iš krosnės. Kaip reikėtų sakyti, ką tik nuskintas, jeigu šviežus bananas. Žinot ką, man reikės nusipirkti šiukšlių dėžę, kad išmes savo šiukšlę. Kaip keistai pažiūrėjo vaikinukas. Nes aš europietis, aš negaliu va taip, tiesiog man širdis neleidžia, nesvarbu, kuriam pasaulio kampe būčiau. Įdomi duona yra Afganistano. Ne, nėra įdomi duona Afganistano. Pakeičiau ką tik nuomonę. Labai paprasta. Va čia galima pažiūrėti, kaip duona atrodo. Duona. Salam. Čia yra duona Afganistan. Good? Lituania. Ir jeigu Afganistanas netaps mano mėgstamiausia šalis šioj kelioniai, tai aš nežinau bendrakeleiviai. Aš toks išėjau visiškai be energijos, galvoju truputį, pasivaikščiosiu. Salam aleikum. How are you? Čia kava. Kad ir ką pasakiau, tikiuosi nieko blogo. Bet jeigu kojas man pervažiuos. Salam. Lithuania. Lithuania. Yeah. Say hi to Lithuania. Afghanistan. Welcome Afghanistan. Wo. Afghanistan. Wo. Yeah. Salam. Afghanistan. Wo. Welcome Afghanistan. Welcome. What's the reason you come in Afghanistan? It's so nice to see people smiling. Yes. Afghanistan. Afghanistan is an ancient country, yeah. Yeah. So people are so nice. If you ask me, Yeah. so that's the reason. Go and get lunch. Thank you so much. Have a good day. Einam toliau, nežinau kur. Nėra labai didelio skirtumo, nes turiu internetą, tai galiu grįžti. Salam, very good. You okay? Afghanistan? Wo, good. Thank you so much. Thank you so much. Afghanistan, wo. Vedu statistiką iš vietinių. Visi gal kas sakė, wo. Radau šiukšlių dėžę, negaliu patikėti. O, tvarkingai. Čia mečetė. Pažiūrėkim. Tos mečetės truputį man jau pabodo po Irano. Bet truputį užmeskim akį. Kaip ramu čia. Gali ramybę atrasti. Labai jis visas panašias.
Bet čia piešta. Ne iš gabaliukų, kaip dauguma, kad būna iš gabaliukų viskas sudėliota. Čia dabar vaisių daržovių, saliam. Vaisių daržovių turgus. Čia nežinau pavadinti turgus, neturgus, tiesiog eini viską ir ant gatvės. Ant gatvės randi. Kojines pardavinėja. Labai žmonės kojinių biznį čia mėgsta. Nusipirkčiau, bet nereikia. Sausainiai važiuoja. Bananų kiek. Saliam. Bananai. Suvalgiau tą vieną bananą, dabar užtenka. Ant to busiko kaip smagiai važiuoja, aš norėčiau užsikabinti irgi. Hello, my friend. Just looking around. Nice to meet you too, man. Visai smagu būtų pavažiuoti, įdomu, kur važiuoja. Čia vat gali laikytis ir važiuoji. Where are you going, guys? Where is going? Salam. Važiuojam. Lituanija. Lituanija. Europa. 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 Easy. Chica de jogger da ho. Va taip, viešasis transportas Afganistane. Man čia nedaug reikia. Gal čia išlipti jau? Truputį reikėjo dar pavažiuoti, nes aš norėjau nuvažiuoti iki kultūros ministerijos, nes keliaujant per Afganistaną reikia leidimų iki sostinės nuvažiuoti, ten provincijos skirtingos ir taip toliau. Tai reikia pažiūrėti. Sakiau, kad be leidimo važiuosiu, bet dabar pabandysiu nueiti. Jeigu ten labai sudėtingas procesas, tai nesuksiu galvos ir bandysiu važiuoti. Man reikia ten pavažiuoti iki kitos stoties. Jeigu tas busikas sustos, nevažiuoja greitai. Aš iššoksiu. Salam. Taxi. Welcome to Afghanistan. Man ten iki kultūros ministerijos reikia pavažiuoti. Čia patogiau važiuojasi. Čia transportas labai patogus. Thank you, man. Labai patogus transportas viešasis. Zuikis. Čia yra zuikis Afganistane. Aš gal zuikis be bilieto važiuoju. Labai lėtai čia važiuojam. Kojas va čia. Laikausi čia. Kita ranka kamera dirba. Salam. Afganistan. O. Statistiką vedam toliau. Europa. Dar ir su vietiniais pabendrauju. Klausia, iš kur atvažiavęs toks beprotis. Gazo. Nematau tos kultūros ministerijos. Gal ten? Čia kamščiai dideli, patikėkit, va su busiku va taip ir važiavau. Vos judam. Įdomu, kodėl žydrus automobilius naudoja. Salam. Žydri taksai. Einu tos kultūros ministerijos ieškot. Man reikia dar truputį pavažiuoti. Sekančioj sankryžoj kultūros ministerija. Salam. Don't be scared. Man atrodo šita sankryža.
Va taip, iki kultūros ministerijos tačiau. Gerai. Goodbye, guys. Thank you so much. Tas pats vairuotojas, kur pirmą kartą buvau. I'm good, thank you, salam. Where are you from? Lithuania. 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 From Afghanistan. Welcome, thank you. Nežinau, labai įdomiai atrodo, ką jie čia suvinioja. Figos gal? Hello. Salam, what is this? Anjir. Anjir? Yes. It's fruit. Yes, yes. Fruit, ah. Okay. Thank you. Where are you from? Lithuania, Europa. Lithuania, you know? Go with me to party. Party. Party? Yes. When? One party. When? One party. Yeah. Now? Tomorrow. Tomorrow? Yes. Which party? Party? Yes, yes. Yes? Yes. We can go. We can go. Party. Ačiū uždėmesi, vyrukai. Here. How difficult is to get permits? I want to go to the capital. That's so easy. Look, Afghanistan people. Yeah. There are some good people, there are some bad people. Yeah. In every country like this, it's not about... It's all about the countries. Yeah. Some people, when they see and some person who is from abroad, from foreign country, they say, okay, invite me to the foreign country. No, this is not good. Ah, Be okay. hospitable, speak with him. Yeah. Make, how can I tell you, make him flexible, make him Yeah. comfortable. Because this is, I think, factor of tourism. Yeah. Schools. Oh no, it's closed. The media says, just for their benefits. They says, don't come to Afghanistan. Afghanistan told, you see, like me. Afghanistan, like person who spoke with you. Exactly. This is the exact people. Exactly. I don't know why the people say, okay, Afghanistan people are having a gun, killing. No. Yeah, man, I'm still alive. I walked all the Herat, I'm still alive. Of course, just you see. So far. Okay, I'm joking. Išsitraukiu busiką, nes turiu važiuoti į kitą vietą pigesnę, nes čia naktis 25 eurai, tai čia labai brangu. Ir buvau prisiparkavęs busiką, čia prie viešbučio, nes apsistojęs buvau viešbutį ir sakau, gal rytoj būtų galima čia palikti busiką. Kiek kainuotų, sako, nieko, nemokamai. Tai labai ačiū, nes čia labai saugus parkingas. Ir žmonės draugiški. Sumokėjau už parkingą čia gal jau už 2 savaitės pagal viešbučių kainas. Tai su vietiniais pakalbėjau apie kainas. Tas vaikinukas labai anglų gerai kalba. Už viešbutį sako, oi, čia labai daug mokė. Bet sako, turistinė kaina. Geresnių ir negausi. Tai viešbučiai, maistas, brangoka Afganistanas. Ir važiuoju pigesnį, tai vos ne per pus pigesnis, bet turiu važiuoti 10 km už miesto. Ir rytoj sugrįšiu tą patį viešbutį, tai duos man prisiparkuoti nemokamai labai gerai. 7,5 km man važiuoti, 20 minučių. Manau, papulsim vis tiek į tuos kamščius, į tas situacijas, kur sunku pravažiuoti. Seniai važiavau čia, kiekvieną dieną. Tuktukas net negalvok lyst. Su to visu savo busiku nunešiu aš tave. Nupūsiu kaip vėjas tą tuktuką. Tai pirmasis išėjimas į miestą man labai patiko su vietiniais sveikintis, pasisveikint, pakalbėt. Jie mato tokį kaip užsienietį, kaip kokį išskirtinį reiškinį, džiaugiasi, nori sužinoti daugiau apie mane, ką aš čia darau, ką aš čia veikiu. Kažkurio momentu taip tai gali labai išsekintas visas bendravimas. Afganistane gali pasijausti kaip žvaigždė. Tik tiek pasakysiu. Važiuoji, visi prašo tavo numerio, prašo tavo parašo. Kol kas, sakyčiau, pradžia tikrai labai įdomi. Vaikinukai, ne jums šis žiedas skirtas, kodėl jūs vaikštot ant jo? Automobiliai čia važiuoja. Nesakyk, kad man 5 km reiks čia vėl manevruoti tarp neegzistuojančių juostų, tarp Toyotų. Tikrai dar nemačiau nei kito automobilio. Čia vat vietinis ženklas.
Bet gali būti, kad 70% automobilio parko Afganistane Toyota. Brrr, nelysk su kranu, man stogą nunešė. Tuktukas traukis, nes nupūksiu tikrai. Lygintuvas. Irgi neturėtum šitame kelyje būti. Važiuoji iš čia. Priusas yra lygintuvas lietuviškai. Grįžk prie skalbinių lyginimo. Per vidurį pasiėmęs į ką tu jam. Priusas ir Afganistane Priusas. O kodėl man rodo čia persirikiuoti kitą juostą? Čia galima taip, ar čia gausis, kad irgi aš važiuosiu priešais? Būsikas tikrai ten taip ir nuvažiavo priešais, tai man irgi reikia važiuoti. Čia galima taip daryti? Oi, pamečiau telefoną. Ieškau telefono ir važiuoju tuo pačiu priešais. Ai, čia turiu va taip ir nusukt. Žiūrėkit, prieš fūrą. Aleliuja. Kas čia per eismas? Kaip čia važiuot? Bet navigacija taip ir rodo. Čia garažai tarp tų konteinerių. Nežinau, ką gali sutvarkyti. Būsiką paturbint. Netgi matau, burgerius gali iškept. Tie konteineriai čia mačiau populiarūs kelyje, kaip parduotuvės, pastatytas vidury nieko. Fūrų važiuoklės, metalo gabalai, ką jie čia virina. Koks gulintis policininkas, čia jau nebe policininkas, čia gulintis betono gabalas. Čia aš pravažiuosiu? Sako, moterų nėra. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Toks atrodo rajono gyvenimas. Plovykla. Bet kilimus plauna, ne automobilius. Pažiūrėkit, ten kilimai padėti. Į kairę sukam. Posūkį galėčiau rodyti. Ačiū. Mato, kad aš grybas už vairo. Tai kur svečių namai, man atrodo, šitas pastatas kelių aukštų. Papuoliau intrigą, vietiniai žiūri Afganistanas, Iranas. Varžybas. All are so focused. Panašu paskutinis kėlinys. This is your room title for you. I need to take out of shoes, yeah, because I know this is a Afghanistan thing too, when I enter like carpets, you know. And they live outside, right? Yeah. There's the bathroom, Yeah. the showers, all included. And what's the price? It's 1,200. And We make 1,000 and I sleep 2 nights. Okay? well, to be honest, it's a little bit because 2,000, 2 nights. It's still better than 1 night. I do know that. Yeah. Okay. This is business. How we make business. I No more talking, mate. 2,000, 2 nights. But I can. The thing that I'm saying that the breakfast is included with that. I know. Apart from that, the service of gas. Uh-huh. Do you But know that? no. For the heating system. Because here we do not have a heating system. Really? We will provide you gas and you can use it. And that is also included in it. Yeah. But we made it 2,000 already, man. We made it 2,000. 1,100, that's good. No, man, we shake hands on 2,000. 2,000. That's it. If I don't take a heating system, then 2,000. That's good. Yeah? Yeah. But heating system, you do need to. Is it really cold? Well, to be honest, no. Look. For you, no. I'm gonna tell you. My van Okay. is no heating system at all. Yeah. I slept in minus 24. Okay. I slept in minus 11. But that's too okay for you. Here, because I know that if in your place you're pretty good with the cooling, with the cold weather. Yeah. So here, because we are not that much, here in this weather, our people is not comfortable. That's, Oh, it's a bit of too cold. yes. I But have- for you, no. Okay, 2,000, no heating. Yeah. 2 nights. Yeah. Yeah. 3-2. Afganistanas vejasi. Afganistaną. Atvykau į vietą ir čia maisto turi, dar nieko nevalgiau. Ir čia yra jų tradicinis patiekalas, kuris vadinasi kabuli pulao. Ryžiai,
eriukas, matau, arba gali būti jautina ir šviežus arba džiovinti vaisiai. Ir va čia. 3-2 Afganistanas pralaimėjo. 13 eurų kambariukas, 2 lovos, 1 vairuotojai. Čia bendrakeleivėms teks dalintis 1 lovą. Galit ir ant kilimo miegot, minkštą. Ir kaina gera, internetas, būsiko parkingas. Čia galvojau, kad dušas, bet čia kažkas dar yra. Labai geras tualetas, man jau patinka. Ir Afganistane yra nerašyta taisyklė, kad viešbučiuose turi užsieniečiai apsistoti dėl saugumo. Matėm, kokias tvoras ten tas viešbutis turi, kur mokėjau 25 eurus. Ir čia tik vietiniai gali apsistoti. Tai pamiršau paminėti, labai juokinga buvo, kaip kainą dar nuderinau. Sako, išskaičiuota pusryčiai, vat neminėjau. Internetas, nes būna internetas net atskiras mokestis. Ir sako, šildymas čia irgi. Sakau, be šildymo kainą galima padaryti 2000 už 2 naktis. Gerai. Tai be šildymo būsikas, be šildymo ir šita vieta. Nemanau, kad šalta bus. Ko aš jums nesakiau, kad dinginėja elektra. Ir ne tik apie šią vietą, nes kai buvau viešbutį, kur apsistojau, tai irgi dinginėja elektra. Tai čia tikėtina visame mieste taip dingsta ir kažkurio momentu turėtų atsirast. Kada? Nežinau. Ir žinot ką? Eina garas, tikrai sušalsiu. Reikės eiti damokėt 400 pinigų. Atsirado elektra, tai jungiu kamerą, nes tiek juokinga pasidarė, aš jums pasakysiu. Aš pradėjau keliauti, nežinau į kokias vietas, bet pradedu prarasti civilizaciją, kas labai juokinga. Iranas, jokio interneto, Afganistanas, nieko, net elektros neturėsiu, va tokiais tarpais. Čia praėjo kokią valandą, man net ir maistą atnešė su prožektoriais. Ir labai juokinga pasidarė, kur aš važiuoju, aš prarandu civilizaciją. Net atrodo būsikas, pasidaro komfortas, negu tiesiog būnam tokiose sąlygose, kur dingsta, atsiranda. Tikiuosi, Afganistane elektra nedings visam mėnesiui. Tai aš jums noriu parodyti vieną kaip iš vietinių patiekalų. Čia yra ryžių toks. Matau miksas, razinos džiovinti vaisiai, mėsytė jautiena. Ir taip valgo vietiniai maistą. Vienas iš pagrindinių Afganistano patiekalų. Žinot, aš išgyriau vietą, kaip čia gerai viskas. Valanda. Jokios elektros nebuvo, įdomu, kiek dažnai dingsta. Šilto vandens nėra. Yra boileris, bet laidas per trumpas įjungt. Nėra šviesos dušo patalpoje. Tualetas, duobė. Gerai. Čia mažas trūkumas. Ir nėra rankšluosčių, nėra antklodžių. Ir praktiškai nieko čia nėra. Ir internetas net neveikia. Bet maisto yra. Tai nemirsim badu. Šalta. Ta prasme, šala kojas man. Tikrai gal reikėjo tą šildymą vis dėlto pasimti. Išgyvensim. Koines reikia užsidėti. Nes sušlapau koinės, be koinėso. Tai man šalo kojos. Dėl maisto tikrai nesiskusiu. Labai skani mėsa. Nuo Irano tikrai skiriasi. Nerūgštu. Man sakė dėl Irano maisto, kad Iranas nėra rūgštus, ta prasme nėra rūgštaus maisto. Tai ką aš ten valgiau? Kad man tas maistas vien rūgštus buvo. Labai skanu. Atnešė prailgintuvą boileriui, bet problema, kad patikrino dušą, kiaurai bėga kranas, sako, 1 minute. Labai draugiškas vaikinukas, purškė vanduo, sako, 1 minute. No, this is not good. And the sugar. No, this is not good. No.
Goodbye. Kibirą atnešė. Sako, tai va taip galėsi nusimaudyti. Problema, kad va. Viskas čia purškė pro. Mažai sakau aš dėl to dušo smegenis. Hey, say hi. Su ginklais įėjo. Mano pasą varto. Aš neužsirakinęs durų, galvojau, vaikinukas sugrįž dėl dušo. Pažiūrėt. Įeina. Su ginklais. Tai ką? Atsikeliu iš lovos pasisveikint. Bet turiu nuojautą, kad sugrįž. Kalbasi dabar už durų.